Tai iš tikrųjų mums turbūt visiems labai svarbu, kad pinigai, kurie yra skiriami iš ES, būtų panaudoti maksimaliai efektyviai. Aišku, to efektyvumo rodiklių išmatuoti pakankamai sudėtinga, bet reiškia, tiek kiek aš žinau savo šaly, tiek kiek mes turbūt ir čia diskutuojam, matom, kad efektyviausias būdas tai yra, kada pinigai naudojami decentralizuotai. Tai yra maksimaliai decentralizuotai, bent jau iki NUTS 3 lygio, kad reiškia, būtų maksimaliai pinigai paskleisti. Todėl mums labai svarbu žinoti informaciją turėti. Iš tikrųjų, ES yra tokie du modeliai. Vienas modelis yra daugiau decentralizuotas, kitas modelis yra daugiau centralizuotas. Mano šalyje naudojamas daugiau centralizuotas, aš manau ir Rumunijoje naudojamas daugiau centralizuotas ir valstybė narė nori daugiau reguliuoti. Ten, sakykime, niekas nedraudžia valstybei nariai ir visus ten 80-90% pinigų reiškia panaudoti decentralizuotai. Bet paprastai 10, 15, 20% leidžia panaudoti decentralizuotai, o kitus daugiau maž sprendžia sostinė, sprendžia ministerijos, kas svarbiau vienam ar kitam regione. Tai nėra teisinga. Tai mano būtų pasiūlymas toks, būtų labai gerai, kad mes galėtumėm gauti informaciją, o kaipgi klaidos, kuriuose šalyse daugiau klaidų, kurios centralizuotos ar decentralizuotai naudoja. Tai mes turėtumėm tada ryšį ne tik tai efektyvų pinigų naudojimą, bet ir teisingo pinigų naudojimo. Tai vat, jeigu komisija galėtų išskirti, reiškia, pagal šalis, reiškia, tos klaidos, vieni ten 2%, kiti sako 6%, o kaip pagal šalis, kur centralizuotai ar decentralizuotai. Tai tikrai mes tada galėtumėm žinoti, kad ir faktiškai toks modelis būtų perspektyvesnis. Ačiū.